Sveiki visi. Šiandien ryte kažkaip pagalvojau, kad visą šitą temą bandau pajudinti ir niekaip nepajudinu. Tiesiog visiems viešai į postą. Labai daug apie tai kalbėjau ir kiemo plane, seminare, ir gėlyno plane. Ką reiškia pririšti taškus prie kažko tai. Tai dabar bandysiu visiems labai trumpai papasakoti, paaiškinti, net nežinau, kadangi tai skirta pradedantiesiems, tai tie, kurie tai jau suprantat ir žino, tikrai galit praskrolinti postą. Pasiėmiau tiesiog skaidrį iš savo seminaro kiemo planas. Ir ką noriu pasakyti, tai yra visiškai geometrinės formos kiemas. Ir esmė yra tokia, kad visur visada yra kažkokie taškai, prie kurių mes rišamės. Matau, kad dabar kamera nelabai net tiesiai rodo. Jeigu, kaip pavyzdys, va šitas kiemas yra pakabintas ant vienos ašies. Jeigu per vidurį mes nuvestumėm, tai vat ant šitos ašies yra pakabintas visas geometrinis kiemas. Tai reiškia, mano šitas taškas sueis su liniuotė suvedus su šituo tašku ir nueis į viduriuką suoliuko, beveik į viduriuko. Kitas taškas eis vėl simetriškai, šitas su šituo sueis, šitas taškas su šituo, šitas su šituo. Reiškiasi, visi taškai, kaip aš bedėčiau liniuotę, kaip pavyzdys, kad ir šitas su šituo sueis, ar įstrižai, ar skersai, ar išilgai, taškai vienas kitą atkartoja. O tada jau aš galiu, sakykime, gėlynai, kurie yra čia prie suoliuko, aš jau galiu juos daryti taip, kaip čia man atrodo, visiškai laisvos formos, sodinti laisvos formos medžius, bet kampus aš bet kokiu atveju šitą išgaudau su šituo kampu. Tai yra snepinam, net nežinau, aš vis pakartoju tą žodį, pririšam, jeigu dirbtumėm kompiuterinę programą, tai vat ir būtų snepintumėm. Reiškia, mums tiesiog automatiškai pati programa pritraukia prie kampo. Jeigu aš noriu brėžti liniją, tai vat jinai jau pritrauks prie šito kampo, ne kažkur ten, ne ten. Tai šitie kampų laikymaisi, visiškai nesvarbu, ar jie laisvos formos, ar jie geometrinės formos, bet jie padaro tvarką, kurioje po to mes jau dėliojam tai, ką norim kieme. Dabar kitas pavyzdėlis yra šiek tiek kitoks. Vėlgi kvadratinis kiemas yra kvadratinių formų, tai yra, ne kvadratinių, geometrinių formų ir yra visiškai laisvų formų. Vienas apskritimas, kitas apskritimas, laisva forma, susodinti augalai. Bet vėlgi mes niekur nepabėgam. Jeigu čia yra per vidurį linija, vadinasi, jinai nueina iki kažkur tai, kur nuo jos iš karto eina kita linija. Nenueina ta linija kažkur čia per vidurį, o kita linija nuo čia. Viskas į kažkur tai sueina ir kažkur tai tęsiasi. Jeigu čia yra kampas, tai nuo jo eina linija baseinėlio, nuo jo eina linija vėl iki kažkokios linijos. Jeigu šita linija eina, vadinasi, vėl išcentruojam takelį. Visi absoliučiai kampai visada pas mus turi į kažkur sueiti, į kažkokias formas. Tai kai mes tai suprasim, čia visiškai nėra jokio skirtumo, čia gali būti, pavyzdžiui, duris, tai nuo durų, ne kažkur per vidurį durų, nuo kampuko, nuo plačių, nuo durų kampo snepinam tašką ir nuo jo vedam taką, kuris nueina vėl iki kažkokio tai taško, nuo kurio prasideda gėlynas, kaip pavyzdys. Negalim linijos kieme paimti ir šiaip sau nuo niekur pradėti ir į niekur pabaigti. Nebent jūs jau, nežinau, visiškai aukštasis pilotažas, toli gražu nepradedantieji ir tai yra toks sumanymas, bet iš esmės daug lengviau pradėti ir pasibandyti savo kiemo planą braižyti, kai
joks daiktas ar ten statinys nėra pats savo vienišas. Jeigu yra ten baseinėlis, tai mes jau iš karto ir galvojam, kur ten eisim, kur pradedam ten, nežinau, tako plokštę dėti, tai vat vėl ją dedam, tai arba centruotai, arba prie kažkokių tai rišamės kampų. Tai nežinau, jeigu bus įdomu, komentuokit, tai galėsiu rodyti daugiau ir vis daugiau pavyzdžių. Ir žinau, kad dabar moksluose mes irgi nagrinėjam, kuo daugiau kiemo pavyzdžių, tuo labiau pradedi matyti ir suprasti, kur tu kokią liniją brėžtum, nuo kur ją pradėtum ir kur ją pabaigtum. Ir kai jau jūs išsibraižysite tą planą, būtent su tom teisingom linijom ir pritraukimais, prie statinių, prie langų, prie durų, prie įvažiavimų, tai jūs pamatysit, kad jau pusė darbo padaryta. Tai komentuokit ir jeigu bus aktualu, tai tiesiog galėsim gal net padaryti tokią rubriką, kad jūs siunčiate savo kiemo planą, na ir bandysiu aš pakomentuoti, kaip galbūt daryčiau, arba kažkas kitas, mes visi bandysim komentuoti, nes debatuose gimsta teisybė. Tai kol kas tiek, visiems gražios dienos ir ate.